Sveiki visi. Džiugu, kad susirinkot. Visų pirmiausia, žinoma, norėčiau pasitikrinti, ar kokybiškai mane girdite ir ar matote mano ekraną. Jeigu girdite, prašau parašykite į klausimų arba čato skiltį. Taip, ačiū, kad patvirtinote, ne vienas iš jūsų, kad mane girdite. Tai labai smagu. Taip, ir iš esmės šiandien mes pakalbėsim, manau, jau visiems ganėtinai atsibodusią temą, jeigu galima taip išsireikšti, tai yra darbas iš namų. Tai nebėra jau naujiena mums šiomis dienomis, bet vis dėlto nutinka taip, kad mes vis dar susidurime su tam tikrais iššūkiais, kaip tai efektyviau įgyvendinti ir kaip žinoma skatinti tą efektyvų darbą iš namų. Tai būtent visų pirmiausia, šiandien aš pristatysiu trumpas skaidres, supažinint su tokia galbūt esminė informacija, kurią aš norėčiau jums perteikti. Ir po to perskelsime į man asmeniškai įdomiausią dalį, tai yra gyva prezentacija, demo, pačios programinės įrangos, kurią jau galėsite, kaip sakant, pamatyti gyvai, su gyvais duomenim ir užduoti, žinoma, klausimų pasibaigus pačiai prezentacijai. O pačios prezentacijos tema šiuo atveju yra saugus ir efektyvus darbas iš namų dirbant su Accents and Vision. Tai žinoma, visų pirmiausia, mes susidurime su tam tikromis grėsmėmis ir iššūkiais. Tai vienas iš jų yra pagalba darbuotojams. Galbūt kai kurie darbuotojai yra įpratę tiesiog ateiti tiesiogiai pas kolegą, pasiklausti, kaip man padaryti tą, kadangi dabar didžioji dalis darbuotojų yra išsibarstę, galima traktuoti taip, kad jie tiesiog dirba iš namų, tai pagalba dabar vyksta kitaip. Viskas vyksta nuotoliniu būdu, tenka prisijungti, žinoma, yra naudojamas tam tikros tradicinės priemonės, bet vis dėlto tai vis tiek yra savotiškas iššūkis, su kuriuo mes realiai susidurim kiekvieną dieną. Toliau yra pašalinės programos. Jeigu darbuotojas dirba su savo darbiniu kompiuteriu namuose, tai viskas yra kaip ir gerai, bet jeigu jam, tarkime, tenka naudoti savo asmeninį įrenginį, tuomet nėra visiškai aišku, kokios pašalinės programos ten yra naudojamos, galbūt yra naudojamas vaikų kompiuteris, ten, žinoma, jau tokiu atveju gali būti visokios kitokios programinės įrangos, galbūt net ir kenkėjiškas. Tai su tokiamis grėsmėmis mes taipogi galime susidurti. Kitas dalykas yra išorinių įrenginių kontrolė, kadangi mes nebesame savo darbo aplinkoje, jau pats darbuotojas galbūt namie jaučiasi laisviau ir gali prie savo darbo įrenginio prisijungti vieną kitą išorinį įrenginį, galbūt paimti, perskelti kokią nors informaciją pas save ir panašiai. Žinoma, jeigu su kitais įrankiais arba, pavyzdžiui, antivirusinės programinės įrangos administravimo konsolės turi galimybės blokuoti portus, tai viskas yra kaip ir gerai, bet šiuo atveju pati kontrolė irgi yra labai svarbi. Vienas galbūt pagrindinis dalykas, apie ką aš kalbėsiu, tai yra darbo efektyvumas, kadangi kaip ir šiek tiek buvau užsiminęs, mes dirbam iš namų aplinka. Vis dėlto esant namie galbūt mes pradedam prioritizuoti užduotis kitaip, į darbo metu galbūt mes įterpiame užduočių, kurios mes turėtume daryti po darbo, o jau ne darbo metu mes tikrai, manau, negrįžtume prie darbų atgal ir neatsveriame to išnaudoto laiko, kuris galbūt buvo išnaudotas netinkamai. Taigi, brangus prarastas laikas. Dažnu atveju mes įmonės darbuotojus galime matyti štai taip. Jiems ištinka tam tikros problemos, jie pradeda panikuoti, jie šaukiasi pagalbos. Tokiu atveju įsiterpėte jūs, būtent asmenys, kurie padeda įmonėms darbuotojams tęsti savo darbo veiklą bei dirbti sklandžiai.
Žinoma, kadangi taip nutinka, dažniausiai stoja darbas, yra prarandamas laikas, kuris būtų galimas išnaudoti efektyviai ir tokiu atveju yra prarandami pinigai, kas yra savaime aišku. Būtent apie tai geriausia būtų, būtent tokiu atveju būtų geriausia turėti sistemą, kuri iš esmės automatiškai arba kitokiais vartotojų patokiais būdais leistų informuoti administratorių, kad šiuo metu aš turiu problemą ir man su ja reikia susitvarkyti, kad aš galėčiau tęsti savo darbo veiklą, nes vis dėlto, kaip ir minėjau, laikas yra pinigai ir kuo mes daugiau atliksime darbų per tam tikrą laiko tarpą, tuo mes atnešime daugiau pridėtinės vertės pačiai įmonei. Pats efektyvumas darbo vietose, žinoma, esant intensyviam darbui, daryti pertraukėles darbo metu, kas valandą, kas dvi yra sveika ir rekomenduotina, šiek tiek atgauti dėmesį, kurį vėl galėtume maksimaliai skirti darbui. Bet kartais nutinka taip, kad turint labai daug darbo, pats laikas yra skiriamas neproduktyviai, galbūt jis yra nukreipiamas arba naudojamas ne taip, kaip turėtų. Šiuo atveju iliustracijoje matome, kad esant per daug darbo, pats darbuotojas galbūt įsijungia kokį nors video pažiūrėti vaizdelį, bet kartais būna taip, kad mes šiek tiek užsižiūrime, užsiliekame šitoje poilsio zonoje bei pradedame švaistyti tą brangų darbo laiką. Tai tokiu atveju taipogi reiktų pasirūpinti sistema arba programinė įranga galbūt, kuri praneštų mums apie tokį perteklinį laiko švaistimą, jeigu aš teisingai išsireiškiu, kad mes būtume realiai kaip administratoriai informuoti apie tai ir mes galėtume gauti kažkokią tai ataskaitą ir peržvelgti, kas vis dėlto toje darbo vietoje vyksta. Žinoma, kitas dalykas, kas, manau, paspartintų arba pagyvintų patį efektyvumą darbo vietoje, yra duomenų skaidrumas pačiam darbuotojui. Ką aš turiu omenyje, tai kad mes galime pačią darbo ataskaitą, būtent to pačio konkretaus darbuotojo darbo ataskaitą pateikti jam pačiam. Arba jis galėtų bet kokiu metu prisijungęs prie dirbant su savo įrenginiu, galėtų ją peržvelgti ir jis pats tuomet realiai matytų, kaip produktyviai jis dirbo, koks yra tas darbo procentas. Žinoma, apie tai jau tiksliau papasakosiu šiek tiek vėliau, kalbant apie patį produktą, bet kai aš pats matau, kaip aš šiandien dirbu, kaip man šiandien sekėsi, aš realiai galiu pats suvokti tai, ar aš šiandien buvau produktyvus ar ne, ir galbūt pasistengti kitą dieną padirbėti žymiai daugiau. Ir užduočių paskirstimas. Tai irgi gali būti savotiška problema. Galbūt atėjus naujam darbuotojui įmonė nutinka taip, kad jis dar ne visus pažįsta, nežino kiekvieną iš darbuotojų arba pagrindinių darbuotojų atsakomybių, būtent kokias kompetencijas jie turi su kokiais dalykais. Tai tokiu atveju kartais užduotis būna paskirstumas neteisingai, dėl ko to pasakoje yra išnaudojamas neteisingai pats darbo laikas, yra tiesiog švaistamas laikas, tuomet pats kolega, kuris gavo užduotį skirtą ne savo, turi vėl ją peradresuoti kitam. Tai tokiu atveju irgi turėtume pasirūpinti sistemomis, kurios leistų užduotis priskirti automatizuotai ir staupyti tiek pačiam darbuotojui, tiek pačiam administratoriui, kuris padeda problemos metu būtent tiem asmenim. Ir būtent šiandien, apie ką aš norėčiau pagrindę kalbėti, yra Accents Envision programinė įranga. Būtent Accents Envision, apie ką aš kalbėjau, gali padėti išspręsti šias problemas. Būtent kas sudaro Accents Envision? Accents Envision sudaro 6 moduliai. Tai pirmasis iš jų yra tinklo modulis. Tai yra, kuris leidžia stebėti tinkle esančius įrenginius. Antrasis modulis yra Inventory.
Tai yra aparatinės ir programinės įrangos audito modulis. Aš apie visus šios modulius taip pat išsiplėsiu eigoje. Dabar juos paminėsiu šiek tiek trumpai. Kitas modulis yra users. Man asmeniškai įdomiausias, bei toks, ne tik man, bet ir manau mūsų klientams bei kitiems asmenim įdomiausias modulis dėl pačių darbo produktyvumo užtikrinimo, informacijos saugumo, kadangi yra matoma galbūt kokie duomenys, kur buvo siųsti ir panašiai, tai visą tą būtų galima susiekti. Tuomet Smart Time modulis, kuris leidžia mums valdyti laiką bei vertinti pačią darbuotoją arba darbo grupių produktyvumą. Helpdesk modulis, tai yra 5. modulis, kuris leidžia mums automatizuoti užduočių priskirimą. Mes galime naudoti nuotolinę pagalbą bei naudoti vidinį įmonį skirtą chatą komunikuoti su kolegomis. Bei DataGuard modulis, tai yra išorinių laikmenų apribojimas, kitų portų apribojimas bei individualių įrenginių politikų nustatymas. Taigi tinklo monitoringas, tinklo modelis. Tinklo modelis iš esmės leidžia mums stebėti įmonės tinkle esančius įrenginius, matyti, ar jie yra aktyvus ar ne. Tuo pačiu mes galime gauti apie juos įvairiausius pranešimus, tarkim, išsijungia koks nors serveris, tuomet pats administratorius automatiškai gautų apie tai pranešimą, būtų matoma, kiek laiko būtent tas įrenginys yra išjungtas, kas mums žinoma staupo laiko. Pats pagrindinis laukas galėtų atrodyti štai taip. Patys įrenginių tipai yra segmentuoti, jie gali būti skirstomi į printerius, sensorius, mūsų darbinius kompiuterius, skirstant juos palei operacinę sistemą. Tuo pačiu galime visą tai ir apjungti, nusibraižyti tam tikrą žemėlapį, kaip patys įrenginiai yra išsidėstę tinkle ir kaip jie yra sujungti. Pačios prezentacijos metu parodysiu savo pavyzdį, kaip aš šiuo atveju esu susidėjęs visus įrenginius mūsų ofiso žemėlapyje. Tai visi realiai įrenginiai atsivaizduoja būtent konkrečiose lokacijose, kur jie yra. Kitas modelis yra inventory. Inventory leidžia mums optimatizuoti tam tikras sąnaudas, kurios yra susijusios su licencijomis. Mes matome tikslų pačių licencijų paskaičiavimą, ar mums licencijų trūksta, ar mes, tarkim, jų įsigijome per daug. Tuomet mes tuo pačiu matome visas įdiegtas programas mūsų darbiniuose įrenginiuose, tam tikrą veiklos istoriją, kas kada buvo diegta, išdiegta, kada buvo atnaujinti Windows ir panašiai. Tuo pačiu mes matome ir visą aparatinę įrangą, kas yra ne tik mūsų kompiuteriai, serveriai, bet ir visi periferiniai įrenginiai, tai yra kokios nors pelės, monitoriai, klaviatūros, web kameros. Visą tai atsivaizduoja inventory modulį. Kaip ir minėjau, tarkime, įėjus į vieną iš vartotojų profilių, mes esame supažindinami su tam tikra informacija esminė, koks pačio yra įrenginio procesorius, motininė plokštė, operacinė sistema bei visa kita esminė pačio įrenginio informacija. Taipogi apie ką minėjau ir programinė įranga. Galime aptikti, kad tarkim yra įdiegtas koks nors žaidimas ir visą tai stebėti ir esant reikalui nereikalingą programinį įrangą taip pat išdiegti nuotoliniu būdu, jeigu pačiame įrenginyje yra įdiegtas Accent agentas. Ką aš pamiršau paminėti, tai kad tinklo moduliui agento nereikia, tinklo modulį jūs galite įsidiegti kad ir dabar, jis yra nemokamas neribotam darbo vietų skaičiui. Visiems kitiem moduliam, apie kuriuos kalbėsiu, yra reikalingas agentas, kad jis surinktų iš įrenginių reikiamą informaciją ir ją galėtų atvaizduoti konsolį. Toliau yra users modelis. Users modelis leidžia mums nustatyti tam tikras politikas, kaip vartotojas elgsis, galbūt į kurios puslapius jis galės, negalės eiti, kokiamis aplikacijomis jis galės naudotis. Tuo pačiu mes galime stebėti jo darbo laiko našumą. Būtent čia yra
tam tikras vienas pavyzdys, profilis, šiuo atveju mano. Tarkime, šiuo atveju mes galime matyti tam tikrą summary, kad jūs geriau matytumėte, įjungsiu pointerį. Tai yra pačio vartotojo aktyvumas, tai yra aktyvus, neaktyvus laikas per tam tikrą dieną, to 50 naudojimų, tiksliau lankomų puslapių. Šiuo atveju pirmoje vietoje, tarkim, yra Gmailas, kadangi mes dirbame per G Suite platformą. Tuo pačiu mes galime matyti ir darbo laiką, aplikacijas, puslapius, spausdinimą, paštą, tinklo srautą. Tai visą tai aš papasakosiu plačiau prezentacinėje dalyje. Taip, tuo pačiu, kaip ir minėjau, galima matyti spausdinimą, yra matomas įrenginio pavadinimas, koks tai dokumentas, kada jis buvo spausdinamas, kiek lapų buvo spausdinama, bei kiek tas spausdinimas mums iš tiesų atsiejo. Tai Accensas tuo pačiu mums leidžia sutaupyti ir įmonės kaštų, tuo pačiu nustatyti tam tikrus limitus. Tarkim, per dieną pats darbuotojas galėtų atspausdinti specifinį kiekį lapų ir panašiai. O jeigu tas kiekis yra viršijimas, jeigu, tarkime, yra spausdinama kokia nors PDF knyga, apie tai mes laik būtume informuojami. Ir tuo pačiu blokavimas. Mes galim blokuoti įvairiausių tipo puslapius, kuriuose mes manom, kad darbo metu nereikėtų lankytis. Mes galim blokuoti tuo pačiu ir aplikacijas bei failus, kurių mes manom patys darbuotojai neturėtų siųstis į renginį, kas galėtų būti, tarkim, filmai, kas nėra legalu. Taip, toliau Helpdesk modulis. Kaip ir minėjau, tai yra interaktyvi techninė pagalba, kurioje mes ir mūsų darbuotojai gali registruoti problemas palei tam tikras kategorijas. Tuo pačiu mes galime kurti tam tikrus žinynus, kuriuose galėtų būti atsakymai dažniausiai užduodamas klausimus arba kaip išspręsti tam tikras problemas, sukurti atmintinės savo arba darbuotojams. Tuo pačiu mes galime nuotoliniu būdu diegti programinį įrangą naudojant Accents agentą. Žinoma, manau, didžioji dalis tiek naudoja tos tradicinis diegimo metodus per GPO ir panašiai, arba per antivirusinės programos agentą, bet Accentsas taipogi tai geba. Būtent dabar matote, kaip atrodo pats Accentso Helpdesko dashboardas. Būtent čia visų pirmiausia mes matome bilietų skaičių, vidutinį atsakymų laiką, bilietus palei prioritetą. Kaip ir minėjau, apie tai išsiplėsiu šiek tiek vėliau. Ir štai kaip atrodo pati bilietų skiltis, mes matome tam tikrą bilietų sąrašą, kada paskutinį kartą buvo komunikuota, užregistruota problema, visus bilietus galima filtruoti ir atsirinkti būtent tai, su kuo mes šiuo konkrečiu momentu norime dirbti. Tuo pačiu mes galime nuotoliniu būdu paleisti tam tikras komandas, jeigu mes turime tokį poreikį, prisijungti prie nutolusios darbo vietos, bei pranešti, bei išsiųsti masinį pranešimą visiems darbuotojams. Šiuo atveju matome, pranešimas yra angliškas, bet jis nusako, kad, pavyzdžiui, bus perkraunamas failų serveris. Dėl to bus padaryta 15 minučių pertrauka ir galėsime tęsti darbus po 12:20. Ir DataGuard modulis. Kaip ir minėjau, šiuo atveju yra svarbu apsirašyti taisyklės, kaip bus elgiamasi su tam tikrais prijungiamais įrenginiais prie mūsų darbo vietos. Tarkime, tam tikros USB laikmenos bus blokuojamos arba jas galima prijungti, bet iš jų paleisti kokios nors diegiamos programos bus negalima. Tai būtent taip mes galime aprašyti kiekvieną išorinės, tarkim, laikmenos tipo arba konkretų individualų įrenginį. Mes jį galime šiuo atveju blokuoti ir taip apibrėžti įmonės taisyklės naudojant, tarkim, išorinius įrenginius. Galbūt mes naudosime tik tai specifinius įmonei priklausančius USB ir visus kitus mes blokuosime. Tuo pačiu yra Access Log, tai yra visa išsami informacija, kas kada bandė prijungti, ką prijungė ir panašiai. Tai apie visą tai mes esame informuoti. Tai va būtent, tarkim, jeigu
prijungė USB, ką jis darė su jame esančiais failais, ar jis pervadino tą failą, galbūt įsikėlęs, nežinau, tarkim, kokį nors įmonės dokumentą, galbūt jį pervadino, tada tas dokumentas jau nebeatrodo toks įtartinus. Tai visą tai mes realiai matome. Ir SmartTime modelis, kaip ir minėjau, tai yra išsamus aplankytų svetainių ir programų atvaizdavimo tokia kaip aplinka, kurie mes galime procentaliai matyti savo produktyvumą visą. Būtent štai taip atrodė SmartTime, kurį aš jums rodysiu ateityje. Tai yra vienas pavyzdžių, žinoma, SmartTime, bent jau mano nuomonė, yra labiau galbūt net skirtas skyriaus vadovams ar patiems direktoriams, kad jiems, tarkim, nereiktų lysti į Accents konsolę ir bandyti atrasti to, ko jiems reikia. Čia būtent viskas yra vizualiai, grafiškai gražiau atvaizduota, viskas yra paprasta, pasirinkame vartotoją, kurį mes norime peržvelgti ir iškart mes matome tam tikrą statistiką. Taip ir praktinis pristatymas. Šiuo atveju aš perskelsiu į savo Accents konsolę. Dabar šiuo metu aš pakeisiu ekraną į pirmąjį. Taip, dabar aš perjungiau visą vaizdą pirmąjį ekraną ir šiuo atveju mes esame Accents konsolėje, kurią naudoju aš. Būtent pavyzdys, kurį jūs matote viduryje, tai yra tai, apie ką aš minėjau, yra tam tikras žemėlapis, mūsų ofiso žemėlapis, kuriame yra išdėlioti mūsų kolegų įrenginiai. Kadangi aš dirbu iš namų, tai dabar jau matome, kadangi aš jau dirbu iš namų per mėnesį laiko, matome, kad pats sujungimas su jais, su serveriu jau buvo ganėtinai seniai, tai jūs taip pat matytumėte, kiek laiko pats įrenginys šiuo atveju yra išjungtas arba nekomunikuoja su pagrindiniu serveriu. Būtent čia yra mano darbo vieta. Tuo pačiu mes matome, kad yra aktyvi, kad yra joje įdiegtas tam tikras agentas, kuris yra skirtas rinkti informacijai. Kairėje pusėje mes matome patį tinklą, kurį mes nuskenavome. Taipogi pačius įrenginius galime suskirstyti į departamentus, tarkim, buhalterija, IT skyrius, marketingas ar pardavimų skyrius ir ten importuoti visus nuskenuotus, visus gautus tinklų įrenginius, kas yra kompiuteriai, telefonai, galbūt printeriai, serveriai ir visa kita įranga. Ir tuo pačiu mes galime naudoti Smart Maps funkciją, kuri mums leidžia išfiltruoti įrenginius palei tam tikrą kriterijų. Šiuo atveju, tarkim, jeigu vienas iš kompiuterių turi esetą, tai jis būtent atsidurs šioje grupėje, būtent šioje skiltyje. Tai jūs galėtumėte, tarkim, arba išfiltruoti, kas dar neturi tokios programinės įrangos, tai visą tą sąrašą kompiuterių labai greitai surinkti. Visą tai, žinoma, galime peržvelgti ir sąrašo pavidalu. Čia yra matomas tam tikras sąrašas, MAC adresai, tam tikrai servisai, paskutinė diena, kada buvo, tarkim, komunikuota su pačiu kompiuteriu ar kitų įrenginių. Tuo pačiu mes matome įrenginius, kuriuose yra įdiegtas agentas. Matome visą programinį įrangą susijusią su jie, tarkim, su konkrečiais kompiuteriais. Šiuo atveju mano kompiuteris yra matoma pati operacinė sistema, kuri yra įdiegta. Toliau pats procesorius ir visi kiti pačio kompiuterio komponentai. Žinoma, į patį įrenginį galime įlysti žymiai giliau ir pamatyti visą tą reikiamą informaciją detalesnę. Tai būtent čia yra matoma informacija realių laikų, pačio realaus kompiuterio apkrova, kalbant apie patį procesorių, apie kietąjį diską. Kaip matau, galbūt man jau tektų kietąjį diską ir prasiplėsti, apie ką aš galiu būti taip pat informuotas. Taip toliau galime pakalbėti apie pačią programinę bei aparatinį įrangą. Tai šiuo atveju čia yra mano kompiuterio visa informacija, procesorius, operacinė sistema, monitorius,
kuris yra naudojamas kietasis diskas, galim perėti prie detalesnės informacijos, kuri yra jau susijusi su pačia operacinė sistema, pačiu procesorium, visa informacija realiai ties konkrečiu komponentu yra detalizuojama. Toliau yra tam tikrai prijungti renginiai visi yra atvaizduojami. Istorija, tarkime, buvo įdiegta tam tikra programinė įranga arba Windows atnaujinimai, tai visą tai mes matome palei tam tikrą datą, šiuo atveju su konkrečiu kompiuteriu. Kalbant apie programinę įrangą, mes matome visą programinės įrangos sąrašą, šiuo atveju antivirusinė programa, galbūt pats Accents agentas, kuris yra labai svarbus, norint gauti visą šią informaciją. Tuo pačiu mes matome, ar yra palaikomas MSI installer paketas, ką reiškia, kad mes galime šias programas išdiegti nuotoliniu būdu. Ir taipogi mes galime matyti pačią istoriją. Tarkim, galim pakeisti datą, kuri mums yra aktuali, kad šiuo atveju, tarkime, buvo įdiegtas Google Drive file stream aplikacija. Taip, šiuo atveju norėčiau perskelti prie pačios vartotojo informacijos. Žinom, pačios informacijos, kalbant apie patį vartotoją, yra labai daug, tai taupant laiką galbūt pereisime prie kitos dalies. Tai yra pačio vartotojo perspektyvos. Šiuo atveju patys įrenginiai, pats Accentsas darbuotojus skirsto per įrenginius ir per vartotojus, kurie tos įrenginius naudoja. Būtent user skiltis leidžia mums stebėti informaciją susijusią su pačio darbuotojo veikla darbo vietoje. Tai šiuo atveju nukeliausiu į savo vartotoją. Nukeliausiu į vartotojo profilį, visų pirmiausia, mes matome tam tikrą esminę informaciją, vardą, pavardę, užimamas pareigas, kokia yra jo rolė čia, ar jis yra administratorius, vartotojas ar superadministratorius, kokioms grupėms būtent jis priklauso. Tuomet yra pats aktyvumas. Šiuo atveju pabandykime pakeisti datą, kurioje yra daugiau duomenų. Tai šiuo atveju, tarkime, praėjusio mėnesio pradžioje, kaip ir rodžiau skaidrėje, mes matome iš pradžių tam tikrą bendrą informaciją, kas yra, tarkim, 50 labiausiai lankytų puslapių. Matome tam tikrą statistiką, vėliau, žinoma, ją galima detalizuoti. Toliau, kas seka, tai yra darbo laikas. Mes galime matyti, kaip kiekvieną dieną, pavyzdžiui, tam darbuotojui sekėsi, kada jis pradėjo darbo dieną ir kada jis ją baigė, kaip jis ją aktyviai leido, kiek buvo aktyvaus darbo laiko ir neaktyvaus darbo laiko. Tuo pačiu mes galime matyti, kokias pertraukėles darė pats darbuotojas. Šiuo atveju Accentsas jas traktuoja kaip kavos pertraukėlėmis, jeigu, tarkime, su įrenginiu aktyviai nebuvo dirbama 5 minutes, tuomet yra traktuojama kaip kavos pertraukėlė. Šiuo atveju matome, 11:30 buvo pietus, tai prie įrenginio aš nebuvau apie valandą laiko. Tai visą tą informaciją mes galime matyti. Tarkim, jeigu su kompiuteriu dirba koks nors vadybininkas, tai galbūt pačio pertraukėlio ar darbo laiko neverta stebėti, kadangi jis gali dirbti ir ne prie kompiuterio arba kažkur keliauti, važiuoti pas klientus, bet jeigu pati darbo vieta yra stacionari ir pats asmuo tikrai niekur nekeliauja, tai tuomet šitą informaciją tikrai galima patikrinti. Tuo pačiu mes galime stebėti ir darbas su aplikacijomis, jas galima kategorizuoti tam tikras grupės, kaip šiuo atveju naršymo aplikacijos, kas yra naršyklės, kitos aplikacijos, pavyzdžiui, pats Accentso serveris, tas pats, taipogi naršymas Chromas yra matoma paskutinė naršoma skiltis puslapis, šiuo atveju Seimo rinkimai, manau, buvo aktualu tuo laikotarpiu. Ir programos pačios, dokumentų koregavimo programos, kas yra
Excelis, Wordas, tas pats Notepadas yra matoma būtent kiek laiko mes juose praleidžiame ir kiek iš viso laiko jie apskritai buvo jungta pas mūsų kompiuterį. Ir žinoma, visas šias programas, visą jų naudojimą galima matyti per tam tikrą laiko tiekmę. Šiuo atveju, ką aš dariau nuo pačio ryto iki vakaro, kada atsidariau tą programą, uždariau ją, nuėjau į kitą programą ir panašiai. Tuo pačiu yra ir puslapius matymo galimybė. Būtent čia mes matome, kokiuose puslapiuose mes praleidome daugiausiai laiko per, tarkim, savaitės laikotarpį. Patį laikotarpį taipogi mes galime keisti į vienos dienos, savaitės ar mėnesio perspektyvą. Šiuo atveju, tarkime, kaip ir minėjau, daugiausiai mes laiko praleidžiame pašte. Tai, kadangi dirbame su G Suite platforma, tai matome pačių vizitų skaičių bei praleistą darbo laiką jame. Ir matome visą sąrašą tų programų. Taip, šiuo atveju apie spausdinimą kalbėjau, tuo pačiu mes galime stebėti ir pašto veiklą. Pašto veiklą, tai šiuo atveju aš kalbu apie lokalų paštą. Kadangi mes naudojam Gmail'o, pačios informacijos dabar iš manęs nesurinko, bet iš esmės mes galime matyti laiką, kada pats laiškas buvo siūstas, kryptį, ar laiškas buvo gautas, ar siunčiamas, ar gautas, tada asmenys, kuriems buvo siūsta, laiško temą, pačią laiško dydį, tuo pačiu ar buvo kažkas tai prisiekta ir kas buvo prisiekta, bei kokią aplikaciją buvo naudojama. Žinoma, svarbu paminėti tai, kad pačio laiško turinio mes matyti negalime. Tuo pačiu prie konkretaus vartotojų mes galėtume matyti ir tam tikrus asetus, tai yra programinė įranga, kuri yra priskirta pačiam darbuotojui, vartotojui. Mes galime sukurti, tarkim, naują asetą, kuris jam priklausytų, arba priskirti tam tikrus darbo dokumentus, kurie yra susijęs su šituo konkrečiu vartotoju. Tuo pačiu mes matome, kokios yra teisės priskirtos pačiam vartotojui naudoti išorinės laikmenas. Apie ką aš šiek tiek kalbėjau, tai yra blokavimai. Kad, tarkime, mes galime blokuoti puslapius, aplikacijas, įvedus pačios aplikacijos pavadinimą bei pačios aplikacijos plėtinį. Kalbant apie pačius tinklapius, tai mes galime nurodyti patį domeną arba IP adresą, nurodome, ar pats puslapis bus blokuojamas ar ne, bei kokiu laikotarpiu visgi jis bus blokuojamas. Jeigu tarkime, darbuotojams yra leidžiama naudoti darbinius įrenginius ir po darbo, tai, manau, vertėtų nustatyti, kad pati informacija arba blokavimą vyktų tik tai darbo metu, kurį mes galime būtent čia ir nurodyti. Ir tuo pačiu mes galime užblokuoti parsisiunčiamus failus, apie ką ir kalbėjau, kad jeigu tai būtų, tarkime, filmai, kurie būtų siunčiami darbo vietą, tai jeigu filmo plėtinys būtų .avi, tai tokio tipo failas šiuo atveju būtų tiesiog užblokuotas ir jo nebebūtų galima siųsti. Ir tam tikri nustatymai. Čia yra labai svarbi skiltis būtent dėl to, nes, tarkim, darbuotojas galėtų sakyti, kad mus stebi kiaurą parą, renka visą informaciją net ir po darbo ar kažkas tai tokio, bet tai yra netiesa. Mes visada galime nerinkti perteklinės informacijos apie pačią darbo vietą. Tarkime, galbūt mes norime stebėti tik spausdinimą darbo vietą, galbūt mums nėra aktualu, kur pats darbuotojas lankosi. Tai mes šitos informacijos net nerenkame. Jeigu darbuotojas, tarkim, jo darbo vieta yra mobili, galbūt jis nedaug laiko praleidžia prie kompiuterio, tai mes galbūt ir nestebėsime to darbo laiko. Tuo pačiu mes galime nustatyti, kokiais laiko intervalais ta visa informacija yra renkama, stebima. Kaip ir minėjau, jeigu, pavyzdžiui, darbuotojas naudoja savo įrenginį iki 5 valandos
vakaro, jeigu toks yra apibrėžtas darbo laikas, tai jau po to jau pati informacija nebebus renkama nes tai jau, kaip sakant, jau darbo diena tiesiog baigėsi šiuo atveju. Ir tam tikri kiti nustatymai, ar galime prisijungti prie darbo vietos patys, ar mums reikia informuoti patį darbuotoją apie tai, ar mes turime gauti pačią darbuotojo sutikimą prieš prisijungiant prie jo darbo vietos, kad galėtume atlikti nuotolinę pagalbą. Žinoma, tokio tipo nustatymai gal šiek tiek apsunkintų patį darbą, bet visą tai galima pritaikyti palei turimas, tarkim, įmonės politikas, jeigu darbuotojas atlieka tam tikrą svarbų darbą, dirba su konfidencialiais duomenim ir asmo, kuris jungiasi, negali matyti tos informacijos, tai apie visą tai prieš tai visų pirmiausia būtų informuojami. Ir žinoma, patį Accents agentą taipogi galima paslėpti, kad jis nebūtų matomas mūsų aplinkui ir apie jį nebūtų gaunama jokių kitų pranešimų. Tai toks buvo pats vartotojo modulis. Apie DataGuard modulį galima pakalbėti šiek tiek plačiau, kadangi visas šias politikas galima nustatyti ne tik visos įmonės mastu, bet ir per konkretų skyrių arba vartotojų. Tarkime, IT skyriui mes galime leisti realiai viską, naudoti, tarkime, USB laikmenas, galbūt jiems tai yra tikrai naudinga, bet kokia marketingo skyriui užblokuoti galimybę, tarkim, paleisti tam tikrą diegimo failą į savo darbo įrenginį, bet naudoti, pavyzdžiui, Word, Excelio, PDF dokumentus mes leisim arba juos koreguoti. Arba patys failai gali būti tik leidžiami, tik peržiūrėti. Taip, ir kitas dalykas, apie ką aš norėčiau pakalbėti, tai yra visa tai, kaip mes gauname tą informaciją. Tai visų pirmiausia, mes galime nustatyti tam tikrus pranešimus, kuriuos mes gauname susijusius su konkrečia tema, problema, darbuotojais bei įrenginiais. Šiuo atveju čia yra sukurtos tam tikros pavyzdinės ataskaitos, tikslinė ataskaitos, bet pranešimai. Tarkime, jeigu išsijungia tam tikras įrenginys, kuris galbūt mums yra labai svarbus, kad jis veiktų įmonės viduje, tai apie tai mes būsime informuojami visais galimais kanalais. Tai yra, gausime garso pranešimą, gausime pranešimą iš programos, tuo pačiu gausime laišką į paštą, kad iškilo tokia problema ir pats pranešimas atsiras iškart po vos tik tai ta problema bus nustatyta. Tuo pačiu, jeigu tinkle atsiras naujas įrenginys, mes apie tai irgi būsime informuoti. Jeigu pas kažką iš darbuotojų jau atsiras maža C-disko talpa, priklausomai nuo procento, mes apie tai irgi būsime informuoti, arba jeigu stoja koks nors Windows servisas. Tuo pačiu, jeigu darbuotojas apsilankė kokiam Facebook'e ne pietų metu ar panašiai, tai apie tai irgi mes galime būti informuoti. Ir visa kita informacija apie programinės įrangos pasikeitimus, operatinės įrangos pasikeitimus bei kitus prijungtus įrenginius. Jeigu jūs čia nerandate jums tinkamo alerto arba pranešimo, jūs galite jį susikurti patys. Būtent čia apibrėžia pačią, tarkime, evento tipą ar paspaudę new, galim pasirinkti, kad, tarkim, vienas iš labai naudojimų pavyzdžių galėtų būti spausdinimo limitas, kuris galėjo būti viršytas. Jeigu bus viršima virš 100 lapų, tuomet apie tai mes kaip administratoriai gausime pranešimą. Taip, ir kitas dalykas yra raportai. Raportai, dabar atsikelsiu langą būtent čia. Būtent čia mes galime sukurti tam tikrus raportus apie asetų arba įrenginių sąrašą, kuris yra pas mus įmonėje, bei taip gauti visą informaciją segmentuotai arba įrenginių programinės įrangos sąrašas. Tai tuomet yra suskaičiuojama visa programinė įranga, kuri, tarkime, turi licenciją
instaliavimo data į pačią darbo vietą ir panašiai. Ir mes galime tą visą dokumentą atsisiųsti PDF formatu ir jie eksportuoti ir pateikti kaip tam tikrą ataskaitą. Ir šiuo atveju norėčiau perskelti į 2 paskutinius likusius modulius, tai yra Helpdesk bei SmartTime. Šiuo atveju būtent atsidarysiu Helpdesk modulį. Kad būtų patogiau, aš pakeisiu ekraną. Tai būtent taip atrodo pats Helpdesko modulis. Ką vertėtų paminėti, žinoma, kad pats Helpdesko modulis yra ir visas Accensas, žinoma, yra jau galimas naudoti net ir lietuvių kalba. Buvo šiek tiek užtrukta laiko tam įgyvendinti, bet mes tai jau turime. Tai šiuo atveju būtent Helpdesk aplinka leidžia mums kaip administratoriam dirbti su gaunamais bilietais bei problemomis iš pačių darbuotojų. Yra matomas, tarkim, bilieto statusas, prioritetas, data, kokia yra to bilieto kategorija, kas yra asmo, kuris užsakė tą bilietą, arba tiksliau, kas išreiškia tą problemą ir kas yra tas asmo, kuris su ją tvarkosi. Tuo pačiu mes galime skurti ir žinyną, kaip atlikti vieną arba kitą informaciją, tarkim, parašyti temą, kaip naudotis viena arba kita programa, arba kaip, tarkim, nežinau, atlikti vieną ar kitą veiksmą ir visą tai aprašyti, kad pats darbuotojas arba jum patiem realiai turėtumėt reikiamą informaciją po ranka, atsakant į vieną arba kitą klausimą. Tuomet galite matyti ir event logus, kaip buvo dirbamas pačiais bilietais, ar kažkas nors pasikeitė, arba pakeistas asmuo, kuris yra atsakingas už problemos išsprendimą. Tuo pačiu mes turime ir raportus, kuriuose mes galime peržvelgti tam tikras statistikas, kurios yra susijusios su bilietų uždarimo kiekiu, kaip mes greitai įgyvendiname, vykdome, kaip mes greitai išsprendžiame iškilusias problemas, koks yra, pavyzdžiui, atsakymo laikas per vartotoją, kurie dirba greičiausiai, kurie lėčiausiai. Šiuo atveju, tai visus šitos raportus galime peržiūrėti bei eksportuoti. Tuo pačiu kita patogi funkcija yra pavadavimo planas. Jeigu jūs, tarkim, dirbate su kolega kartu ir jis išeina atostogų, tai tokiu atveju mes galime tiesiog pasirinkti vartotoją ir pasirinkti laikotarpį, kokiu metu būtent jis atostogauja. Tarkim, jis atostogaus nuo šiandien iki rytojaus. Tai pažymėjus visos problemos, kurios automatiškai keliauja būtent tam asmeniui, kuris išeina atostogų, pereis jau kitam asmeniui, kurį mes nustatysime kaip pavaduojantį. Tai tokiu atveju nereikia pranešti darbuotojams, kad kol kas, prašau, siųskit iškilusias problemas būtent Viktorui, nes aš einu atostogų. Visa tai bus realiai atliekama ir padengiama automatiškai. Tada automatinis bilietų priskirimas. Būtent čia mes galime sukurti taisyklės, kurios mums leis automatizuoti ir priskirti bilietus arba iškilusias problemas darbuotojams. Darbuotojas pildydamas problemą gali pasirinkti kategoriją, būtent su kuo tai yra konkrečiai susiję, ar su pačiu kompiuteriu, galbūt neveikia printeris ir panašiai. Tai tokiu atveju, nustačius taisyklę, jeigu yra pasirinkama konkreti kategorija, ta problema keliaus konkrečiam asmeniui. Tai būtent taip mes galime automatizuoti pačių bilietų priskirimą, pačių problemų priskirimą darbuotojams. Tuo pačiu mes galime automatizuoti tam tikrus procesus. Jeigu, tarkim, mes gauname laišką, mes galime išsiųsti darbuotojams automatinį atsakymą, kad sveiki, gavau iš jūsų laišką, su pačia problema jau yra dirbama. Tarkime, jeigu pasikeitė pats statusas pačio bilieto, kad in progress,
Tai tuomet yra išsiunčiamas ir automatinis atsakymas, kad jau pats administratorius pradėjo su tą problemą dirbti ir pats darbuotojas realiai bus informuotas ir galbūt antrą kartą neklaus jūsų, kaip jums sekasi spręsti mano problemą ir panašiai. Ir SLA metrikos. Kol kas jų čia nėra nustatyta, bet galime nustatyti, kaip greitai mes reaguojame į konkrečias problemas. Tarkim, jeigu situacija yra kritinė, mes ją turime galbūt atsakyti per valandą laiko ir išspręsti konkrečiai iškilusią problemą. Ir patys nustatymai. Būtent čia mes galime sukurti mano minėtas kategorijas, sukurti formas, kurios bus naudojamos, užpildyti visai reikiamą informaciją. Galbūt jums reikia tam tikros specifinės informacijos iškilusios specifiniai problemai. Tai mes galime sukurti laukus, kurie bus būtini užpildyti, norint užregistruoti problemą. Nežinau, tam tikras identifikacinis numeris arba galbūt pats darbuotojo telefono numeris. Tai tokiu atveju jūs gaunate visą informaciją, kurios jums reikia iškart, norint išspręsti turimą problemą. Taigi ir paskutinis modulis, prie kurio norėjau prieiti, tai yra SmartTime. Būtent taip atrodo pats SmartTime modulis iš pačio administratoriaus perspektyvos. Būtent čia mes taipogi galime pasirinkti kokią nors kitą datą, kurie būtų daugiau duomenų, arba tarkim pirmadienis. Taip, šiuo atveju tarkime pirmadienio produktyvumas buvo 93% produktyvumo laikas, kuris yra atvaizduojamas ir kiek mes iš vis dirbome laiko, kiek mes dirbome laiko prie kompiuterio. Ir visą tai yra išskirstyta kas 5 minučių skalėje. Mes matome, tarkim, kas kada kokios programos tuo metu buvo naudojamos. Patys programos iš tiesų, ne tik programos, bet ir tinklapiai yra skirstomi į produktyvius, neutralius ir neproduktyvius. Šiandien matome, tarp jų atsirado ir Facebookas kaip pavyzdys. Tai yra neproduktyvus tinklapis, kuriame darbuotojas galėjo apsilankyti. Ir patys puslapiai irgi taip pat yra skirstomi į kategorijas. Pačios programos. Ir mes matome tuomet, kiek procentaliai kokio tipo programose ar puslapiuose pats darbuotojas lankosi bei dirba. Žinoma, kas yra labai patogu, mes galime pamatuoti ne tik vieną konkretaus darbuotojo produktyvumą, bet ir visos grupės, tarkim, IT skyriaus. Šiuo atveju būtų matomas pats visų vartotojų tiek grupėje esančių sąrašas, produktyvus darbo laikas pačios grupės, viskas jau būtų matoma pačios visos grupės mastu. Mes matytume kiekvieno konkretaus darbuotojo produktyvumą arba pastebėtume, kad jis yra nukritęs dėl galbūt vieno ar keletos asmenų neproduktyvumo. Šiuo atveju, jeigu jūs manote, kad tarkime, tam tikra programa iš tiesų yra produktyvi, tai mes ją galime pakeisti. Taip, pabandykime surasti kokią nors programą. Tai šiuo atveju galbūt man Swedbankas nėra pati produktyviausia programa darbo metu, nes aš nesu buhalteris. Tai būtent tokiu būdu mes galime tiesiog pakeisti pačios programos kategoriją, tarkim, į neproduktyvę. Tuo pačiu mes žinoma galim priskirti ir tam tikrai kategorijai ir tuomet mes matysime, kad Swedbankas šiuo atveju yra priskirtas prie neproduktyvių puslapių sąrašo ir tuomet bus automatiškai perskaičiamas pats aktyvumo procentas, pats produktyvumo procentas, kuris buvo nustatytas tam tikro to laiko intervale. Ir tuo pačiu mes matome tas pačias grupės, grupių produktyvumą, kiek yra darbuotojų būtent konkrečioje grupėje, bei mes tuo pačiu metu, mes kaip administratoriai patys darbuotojai matys kontaktus pačių darbuotojų, su kuriais mes komunikuojam. Pats aktyvumas iš vartotojo perspektyvos atrodo štai taip. Pats vartotojas turi tik teisę prieiti prie Activity skilties bei kontaktų skilties ir matyti tik tai savo
konkrečios, tarkim, dienos ar laiko tarpo periodo produktumą. Tik aš ir kalbėjau, kad tas pats darbuotojas galėtų realiai susipažinti, kaip jam sekėsi, galbūt susimastytų, kad vertėtų labiau pasitengti, nes tai, ką matau aš, realiai mato ir mano vadovas. Ir jis matytų, kur būtent daugiausiai to laiko yra išnaudojama arba per daug laiko išnaudojama ir panašiai. Taip, tai šiuo atveju būtent ties tuo savo pristatymą norėčiau ir baigti. Tai manau, tilpama į patį laiką, žinoma, galime skirti laiko ir klausimams, jeigu turite tokių klausimų. Žinoma, jeigu klausimų kils ir vėliau, visada galite kreiptis viktoras@baltimax.com elektroniniu paštu ir kreiptis dėl pačių modulių. Pačius modulius, žinoma, galima pirkti ir atskirai. Galime pirkti ir vieną modulį, jeigu jums yra aktualu tik tai inventorizacija, tik tai helpdesk modulius. Tai visus juos galima pirkti atskirai, čia informacijai. O patį Accensą, norint išbandyti, iš tiesų galite jį parsiųsti iki 10 darbo vietų visiškai nemokamai, neribotam laikui. Tai esant poreikiui, pats Accensas iš tiesų palaiko mažas įmonės, tai leidžia naudoti iki 10 darbo vietų nemokamai, kad vėliau joms užaugus, kaip sakant, jau galėtų įsigyti. Tai jeigu turite klausimų, juos galite pateikti klausimų skiltyje. Manau, galime dar skirti apie 5 minutės patiems klausimams. Taip, gavome pirmąjį klausimą, ar yra agentai skirti Mac įrenginiams. Šiuo atveju yra skirtas konkretus specifinis agentas, kuris yra skirtas tik tai inventorizacijai. Tokiu atveju stebėti vartotojų veiklą ar panašiai, to mes negalėtume matyti. Taip, ir dar vienas klausimas, ar yra agentų skirtų Linux. Tai su Linux yra analogiška situacija. Pati programinė įranga iš tiesų yra labiausiai naudojama Windows aplinkoje, geriausiai tam yra pritaikyta, bet Linux ir Mac'ai turi inventorizacijos agentą, kuris specifinį inventorizacijos agentą, kuris perduoda informaciją į serverį, būtent kokie komponentai sudaro patį įrenginį. Taip, dar vienas klausimas, iki kokių resursų reikia Accents serveriui. Tai patys resursai, dabar galbūt tiksliai nepasakysiu, bet pasistengsiu parodyti jums. Manau, gyvai bus žymiai paprasčiau ir aiškiau jums patiems. Tai aš nukeliausiu accents.net ir šiek tiek papasakosiu. Kaip ir minėjau, būtent čia jau nukeliaujus patį pagrindinį puslapį, jūs galite parsisiųsti patį Accensą 11.9 naujausią versiją iš čia, su visais moduliais, agentais, iki 10 darbo vietų, tinklo modulis, iki neriboto darbo vietų skaičius, kad ir 1000. O šiuo atveju aš jums parodysiu, kokie yra patys reikalavimai. Norint sužinoti, žinoma, daugiau informacijos apie Accents, Accensas turi apipavidalintą visą techninį žinyną, kuriame jūs galite rasti daug informacijos. Tarkim, System Requirements, mes galime matyti, į kokio tipo serverius mes galime įdiegti, o paprastam serveriui užtenka 2 branduolių procesoriaus, 4 GB RAM ir 10 GB atminties, kad galėtume jį sudiegti. Žinoma, jeigu turite 1000 darbo vietų, patys reikalavimai bus ko ne dvigubi. Tai apie tai ir galima atsižvelgti, yra matoma ir informacija apie patį agentą. Iš esmės, visą informaciją, kam bus aktualu, jūs galite parašyti man elektroniniu paštu, aš galėsiu jums visą ją persiųsti. Tai va tiek.
Kitas klausimas yra, ar galima prisijungti nuotoliniu būdu, jeigu renginys yra už organizacijos ribų. Taip, galima. Tokia atveju, jeigu negalėtų, tai šitos pristatymo tema realiai neturėtų savotiškos prasmės. Tai atidarius konkrečius portus pačio Accenso, kad jis Accenso serveris būtų pasiekiamas iš išorės, galima gauti informaciją ir iš mobilių darbo vietų, kurie dar, tarkim, dirba ne tik įmonės tinkle, bet, tarkim, yra išvykę į kitus miestus. Tai vos tik tai prisijungia prie interneto ryšio, ta visa informacija būtų perdodama. Taip, dar vienas klausimas. Atnaujinimas iš 11 į 11.9 nebus problemų, ta prasme veikiančios sistemos. Pati versija yra ta pati, 11 ir 11.9, tik su tam tikrais atnaujinimais. Žinoma, aš dėl to galiu pasitikslinti ir jums atrašyti asmeniškai. Problemų galbūt galėjo būti, jeigu buvo naujinama iš 9 į 10, kadangi jau skiriasi visa versija konkreti. Bet šiuo konkrečiu atveju iš 11 į 11.9 tai ne. Problemų kilti tikrai neturėtų, bet kaip ir minėjau, galiu aš pasitikslinti dėl to, o agentų pačių taipogi keisti irgi nereikia. Žinoma, kaip ir minėjau, aš dėl jūsų galiu dar pasteirauti asmeniškai, tiesiog paklausti ir jeigu man patvirtins, aš jums atsakyčiau, kad viskas yra gerai, jūs galite naujinti į naujausią 11.9 versiją šią atveju. Taip, jeigu turite dar klausimų, tai galite klausti. Labai smagu, kad jūs taip aktyviai užduodate klausimus iškart. Taip patiems klausimam dar galime tikrai skirti porą minučių. Taip, ačiū už pagirimus. Dar ką vertėtų paminėti iš mano pusės, kas gali būti jums aktualu, mes pačius pristatymus atliekame ir individualiai. Tai jeigu jūs turite kokį nors specifinį poreikį susijusi arba tam tikrą problemą arba šiaip kažką norite padengti pas save, tai mes galime susijungti, mes iš esmės susijunginėjom su klientais ar su asmenim, kurie yra suinteresuoti Accenso ar kitą programinę įrangą tiesiogiai. Kartu pasidarome sesiją, pristatome, atsakome klausimus gyvai ir taip realiai pristatome tą sprendimą, atliekame ne tik webinarus, bet ir asmeninius pristatymus jums. Taip, kaip matau, pačių klausimų daugiau nekyla. Ir šiuo atveju šiek tiek viršime savo pristatymo laiko, bet aš tikiuosi, kad jūs gavote daug naudingos informacijos. Tai tokiu atveju aš norėčiau jums padėkoti už jūsų skirtą laiką, kad šį rytą atvykote ir nusprendėte sužinoti kažką naujo. Ir kaip minėjau, jeigu jums būtų įdomu sužinoti daugiau apie Accensą, tai galite tikrai rašyti viktoras@baltimax.com ir tokiu atveju realiai visą informaciją jums galėsiu, kas jums įdomu, viską galėsiu pateikti. O būtent šiuo atveju padėkosiu jums dar kartą už skirtą laiką ir palinkėsiu jums visos geros likusios darbo dienos. Taigi, iki